reikia padaryti tokią formą, į kurią būtų galima tiesiog kompiuteriu be problemų įrašyti kažkokius tai duomenis. Pavyzdžiui, aš parašysiu čia 13 metai, toliau pereisiu čia, parašysiu ten koks nors didžiosiam raidėm, sausio, ten sakykime, 1 ir ten koks nors numeris 1, 2, 3, surašymo vieta, koks nors Vilnius ir panašiai, komisija sudaryta ten kokiu nors 2013 metų, ten, sakykime, 12-24 dienos, įsakymų kokiu nors, įsakymų ir panašiai, ir taip toliau, reiškia. Viskas čia yra rašoma į lentelę. Jeigu pažiūrėtumėm, kad čia yra padaryta tokia graži lentelė, viskas daug vargo, bet galima rašyti. Jeigu jūs tokią formą rasite internete kur nors, tai dažniausiai ji būna padaryta su tokiu, reiškia, jeigu ten, sakykime, komisiją parašyčiau ir būna pabraukimas. Tiesiog pabraukta ir viskas. Jeigu aš noriu kažką čia įrašyti, tai man rašant va čia taip viskas tamposi ir yra baisiai negražu. Reiškia, norint pasidaryti tokią formą, galima daryti lentelių pavidalu, galima daryti su tabuliatoriais, užstatant tabuliatorius kažkur gale ir taip toliau, pabraukiant ir panašiai. Pabandysim dabar padaryti šitokią, reiškia, lentelę, kad būtų kaip lentelė, tokia forma kaip lentelė. Pirmas dalykas, reikėtų truputėlį pasiskaičiuoti, kiek čia stulpelių, aišku, jų reikės daugiau arba mažiau, čia tokia nesudėtinga ta, sakykime, va šita yra 1 stulpelis, 2, 3, 4, 5, 6 stulpeliai yra. Tai va, darykim 6 stulpelių, reiškia, lentelę, taip yra 6 stulpeliai, eilučių dabar jau net nežinau, kokios, tiksliai paskaičiuos, 1, 2, 3, eilutės ir turiu tokią lentelę, ją galėčiau truputėlį ir susiaurinti ir dabar ją galiu sucentruoti, galiu pažymėti, nueiti layout, reiškia yra lentelės savybės ir čia galiu nustatyti kokią lentelę tikrai, jeigu žinočiau, kad pavyzdžiui kiek centimetrų yra, bet aš iš rankos padarau, pavyzdžiui, aš noriu, kad ji būtų centre arba dešiniai kairiai, sakau, va tokią turim. Tada aš čia parašau 20, čia praleisim ir rašysim metus, čia rašau M taškas, čia paliekam viską, čia rašom D taškas ir NR taškas, ir čia paliekam. Taip, dabar čia reikėtų parašyti kažkurioj vietoj po metais, parašysiu Vilnius, tiksliau ne, čia dar ne ta vieta, va čia reikia Vilnius bus rašomas, o dar viena reikia eilutė, tai bus čia sudarimo vieta. Skliausteliuose bus sudarimo vieta. Taip, skliaustelė susidaro, nesvarbu, kad dabar netaip gražu, dabar mes tą lentelę bandysim pagražinti. Čia reikėtų patempti, taip, gal čia irgi nereikia labai tiems 13 metams įrašyti. Čia reikėtų beveik va taip bandyti sulieti, kad mums taip nelabai trukdytų. Tada tuos metus mes atitraukiam va šitaip ir kaip ir tvarkoje yra. Dabar šičia tuos 2 dalykus va taip suliejam ir šitą suliejam. Dabar suliejam. Nereikės, jau čia kažkur per daug sudarimo vieta. Ir
sudarimo vieta, čia sausio 1 rašysis, čia Vilnius rašysis, va sudarimo vieta, per daug padariau, vis dėlto pasiskaičiavau, va čia bus. Šitą galima eilutę ištrinti, reiškia deletraus, ištrinam, nu ir va turim tokią. Dabar šitas turėtų ta sudarimo vieta nedidelė, žymiu visą stulpelį, pasidarau kokio nors, 8 šriftą, taip, ir galiu net susentruoti, va šitai bus, ir dabar reikia palikti tik kai kurios brūkšnius. Man geriausiai būtų visai nuimti viską, reiškia design, nueinu borders, sakau no border, iš vis nebelieka, reiškia jokių, matau tik tai tinklelį ir kur reikia uždedu linijas. Man reikia į apačią čia, man reikia linijos, vėl jau dabar niekur nebeversiu, taip, reikia taip ir čia turėtų būti taip. Aha, nukrito šita vieta, tai vėl iš naujo turiu uždėti. Nu, atrodo taip panašu, kaip ir priklausytų. Dabar kitą lentelę darom, komisija sudaryta ir taip toliau. Nu, čia užtenka 1, 2, netgi stulpelių užtenka, truputėlį žemiau, paskui 2 stulpelių ir kažkiek eilučių reikia. 2 stulpeliai, nu, padarykim daugiau eilučių, kas bus per daug, tą nutrinsim. Nu, ir dabar tiesiog aš sunešiosiu galbūt iš čia, arba tiksliau nukopijuosiu, kad man nereikėtų rašyti, va čia ir įdėsiu, čia pakopijuosiu va šitą, kad nereikėtų, reiškia. Ir kaip matot, vienas komisija sudaryta čia, o kas yra skliausteliuose, jau po apačią rašosi. Rašom iš, reiškia kopį ir čia dedam, ir tą turim, ir viskas liktai. Dabar reikia mums pastumdyti. Pasižymiu tuos 2, būtinai tai pasižymiu, kad kitas nevažiuotų. Ir stumiu taip, matom, jau skyla. Reiškia, iki tol, kol skyla. Šiaip tie žodžiai suskyla, kai jau nebetelpa į tą. Vienas dalykas, truputėlį didesnis tarpas yra, galėtumėm tiesiog sumažinti, reiškia, paraštės atstumus iki linijos. Tai nueinam į layout ir dabar yra cells margin, va čia, ir tiesiog galim padaryti labai mažus arba iš vis nulinius, reiškia, ir va taip, ir dabar dar kartą galiu patempti dar čia. Va taip. Dabar šitą visą pasižymėsiu į čia, kad būtų 8 šriftas visur. Iš pasižymėsiu tik tai šitą, o per daug. Reikia man tik šitą pasižymėti, todėl nueisiu select cells, pasiimu kol kas vieną, nes ne vieno nėra po apačią parašyta čia. Ir dabar aš galiu tik tai šitos sujungti. O negalima, čia reikia po vieną, daug darbo būna. Po vieną jungiam, šitą sujungiam ir, reiškia, šitą sujungiam, ir šitą sujungsim. Va, ir turim. Dabar man tik tai belieka nuimti, reiškia, visus, man tai patogiau yra, vėl į dizainą, vėl borders, sakau no borders, čia atsistoju ir sakau, kad bus apatinis bottom, čia galėtumėm ir pacentruoti, vėl į layoutą grįšiu ir čia centrą uždėsiu, vėl dizainas, man reikia, reiškia, šičia, o per daug, čia dabar reikėtų nuimti. Tai jeigu man nepavyksta, kad čia nebūtų linijos, aš tiesiog pabandysiu truputėlį apgauti jį ir padarykim taip. Reiškia, pasimam pieštuką tiesiog ir brėžiam šitą liniją. Va, ir turim tą liniją ir galim tiesiog ir su pieštuku pabraižyti. Va, ir turim tokią lentelę kaip čia. Jeigu aš nuimsiu grid lines, panašiai kaip ir čia viskas tvarkoja, tik užrašo čia trūksta.